pirmos dienos rytas. Pavasaris. O, už lango saulytė plėskė. Seniai nesimatėm. Malonu. Vakar išėjau iš darbo. Gavau šitą knygą dovanų. Rick Rubin's The Creative Act, A Way of Being. The object isn't to make art. It is to be in that wonderful state which makes art inevitable. Robert Henry. Pagaliau radau progą paskaityti fizinę knygą, o ne audio. Laikas kavos pertraukėliai. By the way, šitas puodelis gautas dovanų nuo Dalalų šeimos. Ačiū jam, labai gražus. Ok, dar biškį paskaitysiu. Tai va, neberadau priežasčių atidėlioti sporto, metas pradėti. Alexa, play some music. Here's Spotify. Kasdienis ritualas toksai užbraukti dieną kalendoriuje. Labai malonu. Aš negaliu patikėti. Dabar yra 11 ryto penktadienis. Aš nevariau į darbą, kėliaus kada norėjau. Aišku, pabudau vis tiek anksti, nes esu įpratęs 6 metus kiekvieną rytą 5 valandą keltis, 5-6. Ir dabar spėjau iki 11 atsikelt, paskaityt, pasportuot, išsimaudžiau, sėdžiu ir galvoju, wow, mano toks gyvenimas dabar visada bus. Wow. Dabar man yra beveik 32 metai ir aš pradedu gyventi. Siekit savo svajonių, nes žinokit, pildosi. Tai va. Nežinau, tai tiek. Galvojau, pradėsiu daryti kažkokius vlogus ar kažką. Ne dėl kažkokio feimo ar panašiai, o sau, kad pamatyti iš šalies, kad iš tikrųjų man sekasi.
Tai tiek. Iki.